Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. FIBA Europe atstovai čempionato rengėjams Panevėžyje priekaištų neturi. Nemalonių incidentų neišvengėme. Apiplėštas ispanų žurnalistas. Prabilta apie būtinybę formuoti sporto turizmo strategiją. Ūkininkus artimiausių metų lankys mokesčių inspektoriai. Europos krepšinio čempionatas 4 Lietuvos miestuose, tarp jų ir Panevėžyje, baigėsi. Komandos išlydėtos į Vilnių. Vietos organizacinių komitetų nariams už darbą vakar dėkojo FIBA Europe atstovai. Anot pačių panevėžiečių, veikla vyko sklandžiai, o problemos spręstos labai operatyviai. Tarkim, komandai prireikė autobuso per poilsio dieną nuvažiuoti į Vilnių. Yra operatyviai sprendžiami tokie dalykai ir, tarkim, vakar reikėjo Juodkalnietį nuvežti į oro uostą. Vėl viskas išspręsta. Žodžiu, visi tie darbiniai klausimai buvo sprendžiami, o organizacinis komitetas ir savanoriai dirbdavo iki 2–3 nakties. Džiaugiamasi, jog visos specialiosios tarnybos dirbo sutelktai, o mūsų sirgaliai demonstravo nepriekaištingą kultūros lygį. Ypač akcentuojama savanoriško darbo svarba. Entuziastams dėkojama. 200 žmonių dirbo visur, tiek arenoje, tiek už arenos ribų, tiek užkuliuosiuose, tiek prie komandų, tiek viešbučiuose. Kiekvienas turėjo savo barą ir tie darbai be savanorių tikrai neįvyktų, arba kitu atveju čempionatas pabrangtų 5-gubai ar 14 kartų. Tai yra natūrali patirtis ir iš pasaulio kitų renginių, sakykime, olimpiadų, iš pasaulio čempionatų. Savanoriai užima labai svarbią dalį. Ir labai džiugu, kad mūsų savanoriai susitvarkė su tuo. Dalis savanorių, anot čempionato vietos organizacinio komiteto vadovo, jau išvyko savosios misijos tęsti į Vilnių ir Kauną, o jų sukaupta patirtis, manoma, labai pravers rengiant bei koordinuojant panašaus lygio renginius, pavyzdžiui, kitais metais per dviračių treko čempionatą. Šiandien spaudos konferenciją surengę Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovai, apibendrindami pareigūnų darbą čempionato metu, džiaugiasi, kad nors ir buvo pasirengę įvairioms ekstremalioms situacijoms, darbo krūvis nedaug skyrėsi nuo tenkančio eilinėmis dienomis. Nebuvo kažkokių tai išskirtinių nusiskundimų, kad tai nėra kur automobilių parkuoti ar panašiai. Visi rado, kur pasistatyti automobilį. Manau, kad sirgo už Lietuvos rinktinę, už kitas rinktinės ir matė krepšinį. Taip pat ir fanų zonose neturėjom per daug didelių problemų, kadangi ir apsaugos tarnybos dirbo efektyviai, taip pat ir mūsų pareigūnai patruliuodami neturėjo problemų su tais asmenim, kurie buvo tose zonose. Vyriausiojo policijos komisariato duomenimis čempionato metu, tai yra nuo rugpjūčio 31 iki šios dienos, mieste registruoti 488 įvykiai, 17 nusikalstamų veikų. Į policijos komisariatą pristatyta 117 asmenų, 87 neblaivūs, 19 iš jų nepilnamečiai. Tačiau nemaloniausia, jog nukentėjo vienas užsienio pilietis. Iš sekmadienio pirmadienį apie 4 valandą Panevėžio mieste Nepriklausomybės aikštėje prie visą parą veikiančio, kaip mes vadiname, baro, tačiau naktinės parduotuvės nukentėjo ispanų žurnalistas, iš kurio buvo atimta rankinė su asmens dokumentais ir pinigais, bei kitais smulkiais daiktais. Tai norėčiau, naudodamasis progą, paprašyti panevėžiečių, galbūt yra tų, kurie surado išmestą rankinę su užsienio piliečio dokumentais, tai būtų malonu, kad kreiptųsi į policijos pareigūnus ir grąžintų. Šį incidentą mačiusius, ką nors apie jį žinančius ar girdėjusius, pareigūnai prašo skambinti trumpuoju telefonu 112. Atgauti dokumentai palengvintų ispanų žurnalistui galimybę grįžti į tėvynę.
Užsienio svečiams čempionato dienomis mieste orientuotis padėję Turizmo informacijos centro specialistai apgailestauja, jog intensyvus, vertingos patirties suteikęs metas baigėsi. Krepšinio sirgaliai ir svečiai klausti galėjo Laisvės aikštėje ir Panevėžio arenoje. Visi užsienio sirgaliai, kurie užsuko pas mus, buvo labai geranoriški, patenkinti ir jie apskritai sirgo už krepšinį. Ir už Lietuvos komandą taip pat. Praktiškai mes jiem gelbėjom, kuo galėjom, į visus jų klausimus turėjom atsakymus, nes dažniausiai tai buvo nakvynė, kas dar nebuvo susiradęs, nemokamas internetas, pinigus pasikeisti, miesto žemėlapį ir jeigu atvažiuodavo jie nuomotais automobiliais iš Vilniaus arba Kauno, tai tiesiog čia parkuodavo, duodam žemėlapį, jie pėsčiom eidavo į areną. Turizmo informacijos centro darbuotojai suskaičiavo, jog į Panevėžį buvo atvykę apie 1500 užsieniečių, daugiausia britų ir ispanų, portugalų nesulaukta. Prieš čempionatą svarstė keliomis kalbomis, o gal tik lietuvių ir anglų leisti informacinius leidinius, sako, jog pastaroji hipotezė pasiteisino. Paaiškėjo ir kiti uždaviniai ateičiai. Bet kokiu atveju vienareikšmiškai aišku, kad mes važiuodami į parodas vasario, sausio ir kovo mėnesiais, mes turim turėti kažkokią jau pamatinę informaciją pagrindinę apie tai, kas bus 12 metais. Ir jeigu parodos Rygoje ir Suomijoje vyksta, ir pačiam Vilniui vyksta vasario, kovo mėnesį, tai mes jau turime turėti daugiau leidinių ir daugiau informacijos ir viešinti tą renginį, kiek įmanoma su renginiais, kurie bus, arba bent jau datom, ir pradėti tą darbą daryti iškart po naujų metų. Pasak Daivos Tankūnaitės, akivaizdu, jog krepšinio sirgaliai nėra labai išlaidūs, todėl kaip iš anksto manyta, nebūtina vietoje turėti visą atributiką. Taip pat nebuvo pageidaujančių gyventi užmiestyje, norėta centre, kad į areną būtų galima nueiti pėsčiomis. Taip pat neabejojama, jog pagaliau pribrendo reikalas suformuoti sporto turizmo strategiją. Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai netrukus gali aplankyti stambių ūkininkų ūkius. Mokestinius tyrimus nuspręsta atlikti 30 Marijampolės, Šiaulių ir Panevėžio apskrities ūkių. 10 mokesčių inspektorių vizitų teks Panevėžio apskričiai. Priežasčių aplankyti žemdirbius teigiama daug. Šiais metais Valstybinė mokesčių inspekcija vykdo projektą Žemės ūkis ir projekto metu buvo atlikta ūkininkų ūkių veiklos rodiklių analizė ir būtent analizės metu buvo nustatyta, kad galimai mokesčiai yra nesumokami ūkininkams nuomojantį žemę, kad yra slepiamas pajamos už žemės ūkio paslaugas, ūkiuose įdarbinami nelegalūs darbuotojai, neteisėtai naudojama žymėtas dyzelinis kuras. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas sako, jog preliminariais skaičiavimais apie 20 milijonų litų gyventojų pajamų mokesčio kasmet nepatenka į valstybės biudžetą. Apie tokią sumą kalbama todėl, jog ūkininkai nuomojasi daugiau kaip 1 milijoną hektarų žemės, o jos savininkams sumokama per 100 milijonų litų nuomos mokesčio. Šios pajamos nėra deklaruojamos. Be to, veiklos rodiklių analizė leidžia manyti, kad galimai neapskaitomas pajamos ir už teikiamą žemės ūkio paslaugas. Išanalizavus traktorių registro duomenis, matome, kad tik tai 35% javų derliaus yra nuimama su sava arba suskolinta technika, kai tuo tarpu kiti 65% arba beveik 600 tūkstančių hektarų javų derliaus yra nuimami skolinta arba išsinuomota technika. Manome, kad tokia, sakykime, atliekamų paslaugų vertė viršė 100 milijonų litų ir galime įvardinti, kad šis sektorius tai yra galbūt šešėlinis sektorius žemės ūkyje. Pasak mokesčių inspektorių, atkreiptas dėmesys ir į tai, kad ūkiuose galimai dirba nelegalūs darbuotojai, neteisėtai naudojamas žymėtas kuras. Tai yra, juo atsiskaitoma už tam tikras paslaugas arba įspilamas ne į tuos automobilius. Mokestiniai tyrimai bus pradėti paskutinįjį šių metų ketvirtį.